Pristatau Jums geriausią Šaukėnų vidurinės mokyklos 2013 metų abiturientę, raiškiojo skaitymo konkursų dalyvę, dabar Lietuvos sveikatos mokslų universiteto pirmo kurso sveikatos psichologijos studentę, aktyvią Lietuvos psichologijos studentų asociacijos narę Rūtą Kanišauskaitę, kuri Jums papasakos apie sapnus. Labą dieną, kaip mane jau pristatęs Rūta Kanišauskaitė ir šiandien Jums papasakosiu apie sapnus kaip raktą žmogaus pasąmonę. Nemėginsiu išaiškinti sudėtingų Freudo ir Jungo teorijų, tiesiog pamėginsiu apžvelgti tai, kas yra įdomiau už sausą teoriją. Bendrai tariant, pasigilinsime į tai, kas apskritai yra sapnai ir kaip jie atveria kelius iš žmogaus sąmonės į jo pasąmonę. Sapnai kaip nuostabūs vaizdiniai gimstantis galvoje miego metu žmonės pradėjo dominti jau prieš 6000 metų. Tik tada jie nelabai skyrė realybę nuo sapnų ir pastarosius pasakodavo kaip tikrus įvykius. Laikui bėgant pradėjo ryškėti riba tarp realybės ir sapnų ir šiandien sapno sąvoka yra apibrėžiama kaip vaizdinių, jausmų ir minčių visuma patiriama miegant. Žinoma, miegant sapnavimas yra nesąmoningas procesas, ar bent jau ilgą laiką buvo taip manoma, kol prieš kelis dešimtmečius moksliniais tyrimais buvo įrodyta, kad žmonės miegodami, sapnuodami gali išlikti sąmoningi ir suvokti tai, ką sapnuoja, ar netgi manipuliuoti sapno siužetu. Žmogus net trečdalį savo gyvenimo praleidžia miegodamas ir sapnuodamas. Ar galite patikėti, kad jūs jau pramiegojate beveik 7 metus savo gyvenimo? Kai kurie žmonės teigia, kad visiškai nesapnuoja. Tačiau taip nėra. Sapnuojame visi, tiesiog ne visi galime atsiminti tai, ką matome miego metu. Sapnai tai tarsi vidinis veidrodis, kuris atspindi žmogaus dvasinę būklę, jo vidinės problemas ir rūpesčius, kurie turi žmogui akšmiškas reikšmės. Pagal tai, kokio turinio yra sapnai ir kokia yra jų simbolika, yra skiriamos net 7 sapnų rūšis, kurių aš siekdama taupyti jūsų laiką nevardinsiu, tiesiog noriu pasakyti tai, kad nesvarbu, kokius sapnus sapnuojame, kiekviename sapne patiriame skirtingas emocijas, išgyvename tam tikrus įvykius, matome tam tikrus žmonės ir simbolius. Ir kiekvienas, kas atsimena savo sapnus, siekia išsiaiškinti, ką tai galėtų reikšti. Tam, kad paaiškintume sapnų reikšmes, yra pasitelkiamas sapnų interpretavimas. Tai yra svarbi psichoterapijos technika, nes miegant regimų vaizdai dažnai atspindi žmogų kamuojančias problemas. Tam, kad paaiškintumėte tai, ką šiandien sapnavote, nebūtina kiekvieną kartą eiti pas psichoterapeutą. Užtenka nueiti į knygą ir įsigyti sapnininką. Žinoma, toks leidinys iš knygyno neturi diagnostinės vertės, tačiau skaitomas laisvalaikiu, jis tikrai yra įdomus, nes visada įdomu išsiaiškinti tai, ką jūs šiandien sapnavote. Pavyzdžiui, jeigu sapnavote skaisčią saulę, tikėtina, kad jūsų gyvenimą ateis sėkmė. Arba jeigu savo sapne radote aukso, galimas daiktas, kad gyvenime rasite kelią į garbę ir turtą. Toliau kalbant apie sapnus, dar papasakoti noriu keletą faktų, kad galėtume užtikrinčiau žvelgti į tai, ką apie juos žinome. Kaip jau minėjau anksčiau, visi žmonės sapnuoja, bet ar žinome, kiek laiko trunka sapnai? Vieni sako, kad sapnas trunka vos kelias akimirkas, o kiti teigia, kad sapnas gali užsitęsti nuo kelių sekundžių iki visos valandos. Galiu garantuoti, kad šiandien visi atsimintume savo sapnus, tai ką sapnavome šiąnakt, jei nebūtų ryte skambėjęs kelių žadintuvas. Būtent jis priverčia ryte pamiršti tai, ką sapnavome. Geriausias būdas atsiminti sapnus yra keltis iš vieto ir nemėginti priversti savęs atsiminti tai, ką sapnavote. Ir paskutinis dalykas, ką noriu paminėti, tai, kad kūnas sapnus reaguoja lygiai taip pat kaip į realiai mūsų veikiančius veiksmus. Kaip pavyzdžiui, kraujo spaudimas sapnuojant gali pakilti lygiai taip pat kaip realioje gyvenimiškoje stresinėje situacijoje. Arba vos atsibudus iš sapno, sapne patirtos emocijos ir jausmai vis dar gali atrodyti tikri. Taigi yra teigiama, kad sapnai tai yra unikali mums skirta galimybė pažinti save. Sapnai gali padėti mums atskleisti, kas mus kankina, padeda spręsti problemas. Kartu tai yra tiltas, tarsi tiltas tarp praeities ir ateities, parodantis tai, kas mūsų laukia. Tad stebėkime savo sapnus ir atskleiskime tai, pažiūrėkime, kas mūsų laukia ateityje. Ir tikėkime, kad tai padės mums suprasti, kad gyvenimas yra daug lengvesnis ir šviesesnis. Ir pabaigai noriu padėkoti, kad įdėmiai manęs klausėtės ir tikiuosi, kad tai, ką išgirdote, jums bus naudinga.